Sveiki, norėčiau papasakoti biškį apie Xbox'us. 2025 metais kovo 12 pagaliau pavyko soft modu nulaužti Xbox'ą. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kas žinoma, dar buvo neįmanoma nulaužti taip Xbox'us, nes nulauždavo taip tik tais PlayStation'us, Xbox'us nebent RGH būdu nulauždavo, o soft modiniu dar niekaip 360 niekaip nepavykdavo. Čia, kaip minėjau, turiu keletą Xbox'ų, vienas iš jų Corona, kitas Trinity, o viršutinis yra Winchester. Winchester pasižymi tuom, kad jis yra neįveikiamas, tai yra nenulaužiamas. Kaip galima jį patikrinti, ar jis yra Winchester, ne Winchester, tai pasistatom konsolę į viršų, kad būtų viršui atsidaromas, nuimam viršų dangtelį ir tada pasisukam į tą pusę, kad būtų apačioje mums čia matytųsi. Ir tada reikėtų pro šitą tarpą pasižiūrėti į procesorių, ką mes ten matom. Aš paimsiu dar prožektorių, kad įsijung geriau pamatyti. Tai pritraukim. Va. Apdulkijusi konsolė ten viduj. Žinoma, uždėtas lipdukas. Tai negaliu aš dar jos, nenoriu net jos ardyti, nes yra seal. Taigi, esmė yra tokia, kad Winchesteris, kaip pavyzdžiui, kitą plokštę paėmiau, neturi va šito metalinio aušinimo ant procesoriaus. Nėra tos kordelės. Taip per tarpą pasižiūrėjus, ten matysis, kad iš karto nėra metalinio aušinimo. Tai jeigu tokia konsolė pas jūs yra būtent be šito metalinio, tai reiškia Winchester, kuri yra nenulaužiama. Tai yra negalima jos atrišti RGH būdu. Tai va, šitai konsolė išleido, ne tik šitai, bet ir visom kitom, kurios yra netrištos, kad galėtumėm soft modu ją atrakinti. Taigi va, su metaliuku, o Winchesteris atrodo taip, jo nėra jokio aušinimo uždėto metalinį. Taigi, eksploite pagrindiniai dalykai yra turėti flashą pasigaminus, tai reikės paleisti tam tikrą programą. Ten content sėdi tas žaidimas būtent, demo, čia file manageris, taip, toliau pats exploitas čia jau ketvirta versija. Taigi tuoj pabandykim, pademonstruosiu, kaip čia kas gausis. Paengiu flashą Xbox'ą, tuoj važiuosim toliau. Taip. Prisijungiam, sakom, kad nereikia. Ir tada tarp žaidimų atsiranda taip, klausia, ar jungsimės, ne, nesijungiam. Kurgi mes čia esam, taip, čia žaidimai. Taip, atsiranda va štai tokią programėlę, ją pasileidžiam. Taip. Startuoja šitą demo, pasileidžiam press A. Taip, running exploit. Na ir čia gali vykti maždaug apie 10 minučių, gal mažiau, dabar ta ketvirta beta versija daug greičiau. Kaip matot, turi groti muziką, kaip girdit, muzika turi groti ir turi judėti šitie fone. Ir tada po kažkurio laiko gali pakipti. Per naują reikia vėl paleisti. Ir turės išmesti raktą. Procesoriaus raktą. Besikraunant čia sumirksi visokiausias versijos, tai yra kokioj stadijoje yra
Dar vis, kaip matot, groja, dar vis laukiame. Na va, ir pakybo, sustojo, matot, nebeveikia, nebejuda, muzika negroja, reiškia pakybo. Tokiu atveju išjungiam konsolę ir leidžiam per naują. Procedūra ta pati, vėl leidžiam tą programą. Biškį luktarim, vėl paleidžiam. Ir laukiam. Muzika vėl sustojo, judesys vėl sustojo, nors pralaukiau apie 10 minučių. Vėl išjungiam, vėl kartuojam procedūrą. Kartais padeda toks dalykas kaip sistemos kešo pravalymas. Būtinai turi būti, pamiršau paminėti, būtinai turi būti atnaujintas. Sistema turi būti būtinai va tokia. Būtinai tokia turi būti. Ir dar kartais padeda toks dalykas, kaip nuėjus į diskus, tarkim, čia yra tik tais flešas, USB flešas ir vidinis flešas. Tai pasirenkam su Y ir padarom Clear System Cache. Taip. Ir lygiai tą patį padarom ir USB flešą. Taip. Ir po šitokio pravalymo siūlau dar kartelį išjungti konsolę ir per naują įjungti, kad jis užsikrautų jau su išvalytų kešu. Leidžiau gal kokį 6 kartą. Man vis kaip groja ta gitara, taip ir groja. Padedu ne tik su gitara, bet dar ir joniką įsijungiu. Bet laukti reikia. Kartais būna ir, visokių dalykų. Pakybo. Leidžiam vėl per naują. Jau gal kokį 15 kartą. Bet aš padedu, groju. Kągi, po pusantros valandos išmetė pranešimą, kad yra kėjus. Šitą būtinai išsisaugojat, čia beta 4. Žinoma, gal ateityje bus naujesnių įrašų, atnaujinimo. Pasimkit telefoną, nusifotkinkit kėjų, kad galėtumėt išsisaugot kitam kartui. Palaukit, nusėdęs yra, nefotkina. Tik nefotkinkit su kokiu nors senesniu telefonu, nes jis blogai fokusuoja. Taigi, važiuojam toliau tada. Ten spaudžiam OK tada. Vėl jis sako, kad yra bla bla bla. Vienu žodžiu, sveikinu jūs. Čia būtent tas pats Winchesteris. Ir jis išmetė į pagrindinį meniu. Lyg ir nieko neatsitiko, bet čia yra pagrindinis dalykas. Šitoje vietoje jau yra jūsų sistema nulaužta, atrakinta, kaip sakant, ir daugiau neišjunkit šito Xbox'o. Ir tada toliau jau galėsit su juo darbuotis. Tiesiog kaip perkrausit ar kažkas tokio, perkrausit per, pavyzdžiui, burbulą, paspaudžiat burbulą, tai pasakot, aš noriu į Xbox Home, tai čia yra neperkrovimas. Jis yra vis vien nulaužtas šiuo metu. Taip, nueikim į šitą 1.2 versiją, taip, matom? Ir pasileido, taip. Spaudžiam šitą, nueinam į aplikacijas, kokias norim. Iš jų man geriausia yra šita. Tai patikrinsim. Tai yra Simple NAND Flasheris, kur galima
galima pasidaryti Nando dampą. Spaudžiam Mix. Taip. Va. Kem 8, tai matot, kad ant flešos Kem 8 mėgo. Tokio dalyko buvo neįmanoma padaryti ant Winchester konsolės. Taigi viskas suveikia, jis per naują persikrau, spaudžiam bet kokį klavišą. Persikrovė. Tada galim nueit pasižiūrėti. Žinau, vėliau parodysiu per kompą, kaip tai atrodo. Būtinai dampą pasidarykit. Vėl grįžtam atgal. Vėl užsikraunam. Taip, yra vienas svarbių dalykų, kas yra 1.2 versijoje. Tarkim, nueikim iki šito. Aurora yra taip. Pasižiūrėkit, paleidžiamasis failas yra Aurora. Galim pasirinkti, man atrodo, Y, jeigu neklystu. Taip, bandysim prisiminti. Taip yra, matot, copy, paste, taip ir visa kita. Ir dar pavažiuokim žemyn. Žiūrėkit, galima copy DVD ir patch. Matot, patch šitą. Galima šitą padaryti. Tai yra šitą Aurorą skirta RGH3, o šitas galima nupačinti, paleidus, pasirinkus. Jis nupačins, kad veiktų ant jau šito būtent nulaužimo, exploito. Pasileidžiam Aurorą. Aurora startavo, matant. Ir čia tas pats Winchesterio. Čia tas pats Winchesterio. Nuostabu. Taigi, grįžtam dar atgalios. Taip, ką mes čia galim surasti, galbūt ne tą klavišą aš paspaudžiu, neprisimenu mintinai. Freestyle naudoju. Taip, aš norėčiau ne shutdown. Išėjimas teisingai, aš minėjau per čia. Pasirenkam. Išeinam. Taip, tada. Žinoma, čia viską galima toliau žaisti gan ilgokai. Jums esmė yra nulaužti. Kai jis jau exploitas suveikia, jūs galite daryti, ką tik norit. Kaip pavyzdys, tuoj parodysiu. Dar kartelį vėl kraunasi. Taip. Taip, aš turiu čia išsisaugojęs. Kągi aš čia turiu. Tai back, padarykime back, kurią mes čia esu dabar. Taip, USB man reikia. Nu, tai šonus vaikšto, taip. Emuliatoriai. Turiu, MAME ir Genesis. Bandykim Genesis pasileisti. ROMs galim pasižiūrėti, kas viduj. Aladinai, Blogai fokusuoja soriukas. Taip. Default. Tai yra nupačintas jau šitas. Pasileidžiam. Pauzę. Taip, pasirinkim, kur mes seivinsim. Pasiemam flešą. Taigi, čia mes turim Sega. Taip. Pasirenkam, ką geiminsim, hebra. Nu, gal kontra. Kuris ten klavišas.
Viskas veikia, matot, kaip super pabandom šitas lyg ir. Nepamenu, kuris. Na, nieko tokio, tada traukiam flešiką. Pauzę, taip. Grįžtam, išeit reikia iš žaidimo, tuoj pauzę aš. Iš žaidimo išėjau, tai vėl spaudžiu šitą, kad grįžtų į šitą. Ir tada situacija bus tokia. Dabar vis vien jis yra nulaužtas, dar negalima išjungti, nes reikia gan ilgokai laukti. Tai tiesiog aš dabar ant jo nulaužto išimsiu flešiką. Ir tą flešą nešiu prie kompo jums parodyti. Taigi mes jau prie kompo, kaip matėm ten application nandas, turim CPU kėjų, žinoma geriau jį būtų nešėrinti, turim nando dumpą ir nando dumpą mes pasileiskim jį ant tvarkymo programos. Taigi čia yra JRunneris, Vitextras, turim šitą, tada pasiemam šitą dumpą ir įsikeliam į JRunnerį. Jis jau matot ir kėjų turi ir šitą dumpą tikrai rodo, kad tai yra Winchester, matot. Tai tikrai yra ta sistema, ant kurios neįmanoma nulaužti ir net nusidampinti. Na, manau, šiam kartui tiek. Pabandysiu galbūt tą flešiuką kažkaip tais biškijom pasidalinti. Šitas nelabai tinkantis. Reikalingas šitas. Tas žaidimas, content emulatoriai, čia kur dabar aš pats gaminu. Tai tiesiog čia įsimetus žaidimų viskas veiks. Tai manau tiek, jeigu viskas man čia pavyks, aš galbūt ir dėsiu nuorodą, iš kur atsisiūs šitą flešo turinį. Taigi, ačiū žiūrėjimą, iki sekančių kartų.